Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, jūsų dėmesio Eurolygos ambasada, vėl grįžtam į Admiral barą Vilniaus Antakalnyje. Labas, Martynai. Labas. Krūva rungtynių per praėjusią savaitę turėjom galimybę pažiūrėti ir dalis iš jų iš tikrųjų padaunojo gerą reginį, įtampą iki paskutinių sekundžių, pratęsimai, buzzer-beateriai. Tikrai netruko veiksmo gero ir kokybiško. Muštynės beveik, išvarymai iš... Kur muštynės? Ne muštynės, išvarymai, nu, viena iš pietuko, tik tai muštynių nebuvo viena iš pietuko. Bet ten toks agresyvesnis buvo tas iš pietuko. Daisim ir kitos komandos. 11 turų lieka Eurolygoje, kad kas nors aiškėja. 11,5. Nu, 11,2. Jeigu būtų jau tiksliem. Kai kas ryškėja, kai kažkurių ryškumų dar toli, bet kas ryškėja ir kas atrodo vis dar nesustabdoma. Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčė, kaipgi mes be jos ir standartiškai nuo karščiausios Eurolygos komandos. Malonu, kai ta rubrika sutampa su Šaro komanda. Iš karto atsiprašom, kam atsibodo, kad apie Šarą... Jo, tiesiog prasukit pirmas 7 minutės turbūt. Feneris vienintelė iš top 10 komandų, kuri dvigubą savaitę užbaigė pergalingai, kas reikėtų aišku skaičiuoti ir labai sudėtingas būtų skaičiuojamas atgalinė data, bet aš tokio neatsimenu, kad tai būtų, nes yra ir daugiau komandų, kurios iškovojo abi pergalės, bet visos likusios tai yra dar 5 komandos, jos yra antrajame dešimtuke. Tai Feneris tik dar labiau tvirtino tą savo lyderių poziciją. 2 pralaimėjimais, taip jos turbūt reikia dabar skaičiuoti, ne pergalėm, nes tų rungtynių mažiau žaidė. 2 pralaimėjimais lenkia Olympiakos, o tada jau 3 pralaimėjimais lenkia 3 komandos. Na ir labai realu, kad Feneris išliks viršūnėje iki pabaigos, nes kažkaip sunku išvelgti, kas čia jos galėtų per daug sustabdyti. Krizių ten irgi šitoj sezono stadijoje, jeigu pradžioje gal dar tikėtumės. Bet yra ir liūdnų naujienų iš Fenerbahčės stovyklos. Devon Hall atliko tyrimus kojai skaudančiai ir nustatė menisko plyšimą. Matėm jau tą nuotraukytę standartinę krepšininko iš po operacijos su liuksuku rankoje, bet sezonas panašu link pabaigos, ne? Ar čia... Ten su meniskas būna įvairiai, ten klausimas kaip, kokio stiprumo ir taip toliau, bet apskritai keista situacija, kad jautė skausmus ir patikrina ir kad kažkas su menisku reikia operuoti. Operuoti reikia, tai tas turbūt yra... Ta situacija yra keista, o praradimas Šarui, sakyk kaip nori, Šarui tikrai svarbus karys, gynybinis kartais duoda, aišku, naudos ir puolime, bet vis tiek yra toksai pitbulis, kuriam Šaras duoda tuos visus važiovų geriausius žaidėjus perimetrė, nu ir vis tiek yra netektis Šaras, žinant, kad moka ir išnaudoti ir daugiau žaidėjų, ir tą rotaciją pailginti ir taip toliau, tų žaidėjų tikrai turi pakankamai, tai vis tiek yra netektis, vis tiek kažkiek reikia permodeliuoti komandą ir daugiau traumuotų. Kažkiek keisis vis tiek tos rolės, pasikeičia. Atakuojantis dabar labiau toks. Aš manau, kad... žaidimas. Nežinau, ar keisis ant tiek, kad atakuojantis, manau, kad tiesiog Šaras bandys. Wilbekinas grįžta, išeina Holas. Ne, tai jau į kitą pusę, jo. Tai pažiūrėk, kiek čia žaidžia minučių, po 25,5. Šiais metais Holas, tai tų minučių pakankamai daug. Tie skaičiukai pakankamai tvarkingi, aišku, ten tų metimų nedaug, 10 taškelių, beveik 10,9,6 taško, 9,8 naudos, bet tai toks gal klijuojantis, žinai, žaidėjas, toksai Šaro visiškai, ten tie gynybiniai epizodai, skau, visą laiką tuos lyderius duoda, dabar nežinau, kam tu duosi tuos lyderius, nėra, ten tų labai jau, kad išreikšti būtų gynėjai, taip, turi ten tų, sakykime, tų žaidėjų, kurie fiziškai, bet čia buvo toksai turbūt labiausiai išreikštas gal Šaro gynėjas, kuris gali gintis prieš geriausius kitos komandos žaidėjus, nes, žinai, kad ten Boltonas negali ir taip toliau, bet, Biberovičius nesutysi turbūt ant geriausių, žinai, žaidėjų, nors kartais būna, dabar ta Biberovičius forma irgi yra geresnė, tas pas Takeris dar yra, žinai, bet vis tiek tas... Tai tie turkiukai ten vis gauna savo tą rolę gynybinę. Tiesiog Šaras, bando viską sunaudot, ką turi bitimas, iš vis žaidė prieš Barsą 17 minučių, net tai kas yra tikrai daug, bet kai sugebi, žinai, išlaviruoti ir Šaras moka tai tos rungtynės prieš Barsą, žinai, kai pažiūrė, kad Feneris antrojo rungtynių pusėje įmetė 29 taškus,
prieš Barsą ir galvoju, turėjo problemų, aišku, bet galvotum, kad blemą greičiausiai pralošė. Bet šiaip nepralošė 9 taškai per ketvirtą kėlinį, iš vis atrodo įspūdingai, bet ten jau Barsa buvo, nežinau, sužvėrėjus, kitaip nesinori išsireikšti kažkaip, tai pradžioj visiškai mėgodami pirmam kėlinį viską, ką norėjo, tą darė. Feneris 29 taškus sukratė ir atrodo, kad vieni vartai net nebus intrigos. Ir realiai ten 3 kėlinius plius minus laikės, o kitam kėlinį tiesiog, nežinau, pradėjo spaust, pradėjo lipti ir ten taip pukšt labai greitai iki 6 gal buvo skirtumas sumažės ar 4 net ir tada labai Biberovičius patraukė, Boldinas patraukė, aišku, ir gale tik tai tais 4 taškais laimėjo, Šaras ir prašė protestą, tikrai neatsimenu, net nežinau dėl ko, bet ten pyko ir su teisėjais, ir techninė gavo, tai ten tų emocijų buvo, nes taip atrodė, kad rungtynės po truputį slysta iš rankų, bet vis tiek Šaras nebūtų Šaras, vis tiek išlaviruoja, o Barsa, man atrodo, kad per daug leido pasijaus gerai, žinai, Fenerį rungtynių pradžioje ir tas, pirmas kėlinis tai buvo apskritai įspūdingas, ką nori, tą darė Feneris, kas nori metą, visi pataiko ir taip toliau, tai, o gynybo Šaro, kaip visą laiką, skirštant taip, antram kėlinį 27 praleido, bet 7-8 prieš Barsą išvykoje, tai yra elitiniai skaičiai, žinant Barsos, žinai, puolimo potencialą ir taip toliau, tai manau, kad tikrai solidžios rungtynės, taip, Panteris, aišku, gal 24 taškai atrodo per daug, bet visa kita buvo plius minus sustabdyta. Panterį galim irgi paminėti, Panteris irgi patyrė traumą, tačiau neilgam krenta iš rikiuotės, krenta porai savaičių. Ir čia jeigu kalbant apie Eurolygą, tai didelės įtakos neturės, tai turbūt tik vienos rungtynės, šios savaitės rungtynės, bet nepamirštam, kad artėja visos taurės, kurios kiekvienoje šalyje irgi yra svarbios, Ispanija ypač karaliaus taurė, vos nepasiau karaliaus Mindaugo, pas juos kitas. Tai jau patvirtino Barsa, kad teks visą jų taurę žaisti be Panterio, faktas, kad ryškus nuostolis. Ir Klaiburnas žiauriai nepataikė, 3 metimai, vienas metimas iš 12, 1-9 trakai, tai -1 surinko EFO per 27 minutės. Aš nemačiau Fenerio gerą, aš įsijungiau ir tada, kai Barsa jos skalbė, bet iki galo... Žinai, kas forsavimas, tai jo kai kurie metimai atrodo, kad forsavimas, žinai, tarp tų metimų, kur atrodo, kad tu forsuoji, bet kai pataikai, atrodo labai gražiai. Tai jis turi ten tų savo metimų, metė, aišku, ir laisvas, dažnai 1-12 yra 1-12 iš žaidimo ir kai tu žaidži 27 minutės, tai žiauriai daug nuo tavęs priklauso. Ir aišku, kad Klaiburnas, kai žaidžia gerai, visai kitaip žaidžia ta pati Barsa, bet kažkaip Paskualis pasitikėjo, bet netrodė tie metimai geri, atrodė, kad diena buvo ir paskubėjimų, buvo ir tokių, kur vos lanką liečia kamuoliai, žinai, ir taip toliau, tai tikrai nebuvo geros Klaiburno rungtynės. Barsos visas šiaip savaitę nepaminėjau iš pradžių, kad jinai ne tai, kad pasiėmė 2 pergalės, bet jau vienas rungtynės Martynas pristatė Barcelonui. Kita išvyka irgi ne ką lengvesnį į Paryžių, matėm, kaip Paryžius namuose gali atrodyti ir kaip atrodė, tarkim, savaitę prieš tai. Ir kaip atrodė šitų rungtynių didesnė dalį, 28 minutė plus 16 Paryžiaus. Ir pats Jaskevičius po rungtynių pripažįsta, kad tuo metu sako, nebuvau optimistas, tikrai jau nebetikėjau, kad galim išlysti. Ir paminėjo netgi tokį žodį, kad sėkmė buvo mūsų pusėje. Tai aš pagalvojau, nieko nėra baisiau, kai tokias komandos dar ir sėkmę pasikinko, tai gaudyk vėl laukuose. Kas ten Paryžiui, kas neėjo pradžiai, kas leido perlaužti nuo 8 minutės, nes dar trečią kėlinį prisivijo iki 8 berods. Tas turbūt ir buvo kertinis faktorius, ten buvo, kaip tu sakai, ten buvo lygiai vos trečio kėlinio porą minučių ir ten labai greitai. Techninė, porą klaidų, porą traikų praleido ir labai greitai, ten iki 8 ir iki 6 grįžo realiai dar iki 4 kėlinio. O 4 kėlinų, kai leidai pajausti tokiai komandai, žinai, kaip Feneris, tai pasinaudos, tai šansai sugrįžti rungtynės. Ir aišku, ten tas svarbiausias metimas, tai priklauso žaidėjų, kurį pasirašė Šaras visai neseniai, prancūzas vienintelį traiką savo išmetęs tose rungtynėse, realiai tas metimas, jeigu taip, kaip žinai, po to, taip, ten buvo dar likusios gal apie minutę, gal buvo likę dar žaisti, bet tas, žinai, kad tas metimas buvo kertinis, nebuvo jis visiškai laisvas, tiesiog prisėmė savo atsakomybės, tą vienintelį traiką. Trajeką išmetė Dekolo ir pataikė. Ir pasirašymas atsipirko. Ir jau taip realiai tą pergalytę pasiėmė, svarbi pergalė, kad ir kaip žiūrėtum, iš -16 tikrai atrodė prastai. Tas, kai buvo 16, tai jau net ir pats Šaras, net gal suvešiu su to, kaip jisai ką po rungtynių sakė, ką pats tėvai, kad čia nesitikėjom, kad sėkmė ir taip toliau. Nes atrodo, kad slydo ir jau Šaras pats atrodo, kad ten jau vaikšto, žinai, kaip Šaras būna, kai gaunėje, atsiminu, ir Kaune būdavo, jau taip susideda rankas, į galą nueina, pastovi, į priekį nueina, bet tada kažkoks geras vienas epizodas kitas ir jau žiūri, kad Šaras vėl atsigavęs, nors dar ten -12, bet jau tu matai, kad jis jau vėl gyvas ir vėl kažkokį pozityvo gauna ir
Ir tada užsiveda iš nuo, ten tada Beručius smėgia trajekų, Takerio, aišku, ten tie prasivežimai vėl buvo labai svarbus, tai suranda vis Šarą, sakau, čia mes Šarą tą giriam, bet aišku, pasiseka kažkiek, ar Šaras pripažįsta, bet būna, taip krepšinį tau pasiseka, ir tu išlendi iš minus 16, apsiloši Barsą išvyko, apsiloši Paryžių išvyko, tai kitaip kažkaip kaip nepozityviai pakalbėti apie Šaro Fenerį, tai, kažkaip, sakau, labai būtų nelogiška. Vėl, Bostonas, aišku, suždė neblogas rungtynės, žinai, kartais iššauna 15 minučių, 11 taškų, tai tokių vis ekstra kažkokių tai ginklų Šaras suranda. Retai šaudantis ginklas. Taip, Birseno 8 taškai, manau, irgi yra pakankamai ekstra 18 minučių, prasme, tai surado bitimo 15 minučių, kas nežaisdavo, realiai tokie žaidėjai net nežaisdavo, mes net neminėjom jų tarp rotacijos žaidėjų sezono pradžioje, dabar vienas 18 minučių, kitas 15, tai kai žaidė Fenerį, kai žaidė laiminčiam Fenerį, kur Feneris jau formui ir tu dar iškovoji pergalės, tai tie dalykai atrodo pakankamai įspūdingai, žinant, kad Feneris nelabai tais turkais remiasi, dažniausiai, aišku, turi traumų, vienas dalykas, bet žinant, kad Šaras juos įtraukia, Šaras juos išnaudoja, dar jie neša naudos. Tai atrodo tikrai, kad Šaras turi tą talentą vis kažką tai ištraukti ir kažkaip panaudoti, kad komandos Ir išlauktų. čia gana svarbus tas niuansas, kai tu esi užsienietis treneris, ne kad tos vietinius įtraukite, aš galvoju, ir valdžia kažkiek laiminga, ir fanai laimingesni, visigi mėgsta savišis palaikyti ir niekas nenori turėti komandos su 12 amerikiečių. Jeigu tu išimsi dabar tuos iš to 12, jos išimsi ten daugiau, nėra. Nežinau, ar jie Biberovič kaip vietinį priskaito savo. Okei, Biberovičius, tai užrinktinė jau pradeda turkų ložį, bet Biberovičius irgi tikrai turkas kaip ir iš manęs formui visiškai kitokio, negu sezono pradžioje, tos tokios tikrai pasibaigusios, tikrai dabar, kai gerai pataiko, ten tie deriniai turi, ten tas Šaras labai tą, atrodo paprastą dalyką, bet Biberovičius skirta ten tokį, žaidžia tokį fake pick and roll, Biberovičius stovi kampe ir tada tiesiog mažiukas nusivaro ir paduoda iš rankų rankas. Biberovičius, kadangi realiai yra trečios pozicijos žaidėjas, bet arba antras, bet labai aukštas. Dažniausiai su žaidėjais nenori keistis ir tiesiog paduoda handoffą, tas žmogus kažkaip vėluoja ir Biberovičius labai gražiai pusiau atšokęs meta trajeką, tiesiog be driblingų, be nieko ir tas metimas tikrai labai gražiai atrodo ir bent jau kiekvienas rungtynės bent jau po 2 kartus iš to rankų į rankas, iš to handoffo vadinamo bent jau išsimeta Biberovičius, tai dabar gerais procentais pataiko, tai Šaras tikrai dar vieną žaidėją atgaivino, sakykim taip, nuo sezono pradžios, nes jo šiaip dar skaičiukai kaip pažiūrėsi, tai 6,6 naudingumo balo atrodo pakankamai baisiai, bet šią savaitę sumetė 6 trajekus iš 12. Tai jau tie skaičiukai gerėja, nes sezono pradžioje buvo -6, -3, -1, -4. Reikia fantazijos kreipdėmės, nes pradžioje nuvylės yra. Tai dabar irgi tas banguoja, bet jau tie skaičiai tikrai yra geresni, tie procentai irgi po truputį gerėja, palyginus sezono pradžioje, kur nieko negalėdavo įmest, tai nors tas procentas dabar yra tik tai 36, bet palyginus, kas buvo su, aš kalbu apie trajekus, aišku, bet kas buvo sezono pradžioje, tai yra visiškai kitaip ir visiškai kitaip žmogus netgi, fiziškai tu matai, kad jis visai kitaip juda, kitaip jaučiasi, tarpsime, tai ta emocija yra visiškai kitokia. Fantasy, žinai, yra dalis žaidėjų, kurie tu vis tiek prieini prie tokios stadijos, kur ieškai pigių žaidžiančių ir nėra jų tiek daug, kad kainuotų pigiai. Aš fantasy porą savaičių nieko nedaręs, reikia pažiūrėti, net nežinau, kiek surinkau. O, vis tiek 103-4 surinkau nieko nedaręs. Neblogai. Viskas normaliai. Ką trenerių turėjai? Tai poeta pas mane trečią savaitę šilės viską laimė. Tai Biberovičius vienas iš tų, kur sąlyginai nedaug kainuoja, daug žaidžia, bet nifiga naudos neduoda. Tai kartais geriau tada pirkti visai tuos nežaidžiančius, bet jau, žinai, stabiliai nuliukas už mažiausius išleistus pinigus. Dar reikia pasakyti, kad pasiskai, žinai, Šaras, aš galvoju, ką pasiskai, dar ką turėjo gal to įsėkmei, kad Hifi metė visiškai laisvus porą trejų, kai tu tam kelni. Visiškai laisvas, prasme, ten tą vieną, kur galėjo įmesti, tai tikrai ir nepataiko. Nors prieš tai buvo karštas, prieš tai susimetė savo tempų. Ir pats labai karštai reagavo į tą. Prieš tai savo ten tų kosminių susimetė ir išauto ten grūdamas ir taip toliau, bet tą laisvas, kuris būtų turbūt gal lėmės ir pergalė, iš tikrųjų. Tai tą prametė ir baigė su 3 trekis iš 8. Jifi ne tas, kur laisvam reikia mėtyti, žinai. Jo, reikia iš pasisukų šonų, po driblingo arba gaus kamuolį grūnant, kur nors iš šono ar jauto, nes laisvam sunkiau pataikyti. Jūs, kai žiūrėsit šitą laidą, gal jau daugiau informacijos žinosit, bet šnekam šiuo momentu, kiek žinom, tai Šaras gali labai solidaus pastiprinimo sulaukti iki Eurolygos žaidėjų pasirašymo pabaigos, kas yra pirmas turas po visų taurių, kada bus, tai iki tada dar galim pasirašinėti, ten ir vasario 22-23. Ir Nigelis Heisas Davisas, nereikalingas niekam NBA, lyg ir pasakė ne Panathinaikosui, bent jau anot Panathinaikoso boso, kuris pats apie tai pasiskundė Instagrame. Ir liko 2 variantai, arba už šiek tiek daugiau milijonų
į Tel Avivą važiuoti pasitūdį, arba ne pasitūdį, bet į Tel Avivą pas kažkokį gal kitą trenerį neaišku, arba pas Fenerbahčę už 1,5 milijono per 2,5 metų mažiau. Kas gal ir nėra labai ženklų, bet kaip ir žinau, milijonas per metus nėra neženklų. 2 milijonai ten, 2 milijonai ten. Dažnai tie 2 milijonai, kai prie didelio milijonų skaičiaus. Klausimas, ko pats nori, kur mato fainesnį turbūt gyvenimą, su kurio treneriu mato geresnį darbą, bet jeigu tai ateitų į Fenerį, tai aš net bandžiau galvoti vietoj ko, jam net nereikia niekieno vietos, atimti toks vaizdas, kad jie į Heiso vietą nelabai ką įdėjo ten, va tai turkam po kažkiek minučių, tai žinai, Bostonai, jisai žaidė 4 numerį pašarą. Nu kas dabar? Jantoninas. Ai, nu tai Jantoninas, nes Nikolsonas buvo ir pernai. Tai buvo, bet nebuvo Jantonino. Tai Jantonas realiai tai čia. Bet Šaras padėliotų 3 pozicijoje, 4 pažaistų, tu gali ir 3 poziciją nustumti, tai čia nėra jokių problemų. Kuriai jisai šiam sezonui būtų svarbesnis Heisas, kuris pakeltų komandos šansų, sakyčiau, gal Hapoelio, nes Feneris ir be jo pirmas, žinai. Tai Hapoelis, jis pakankamai aukštai, taip, dabar pastaruoju metu turi tų problemų, vėl labai nesėkminga savaitė, nesėkminga atkarpa neišlipa iš tų nesąmonių, bet... Kur norėtų matyti Heisą? Tai gal Fenerį labiau, jeigu taip, bet čia turbūt susijęs su to, kad buvo Fenerį, kad Šaras yra, kad ta komanda vis tiek, aš manau, kad turi daugiau šansų laimėti Eurolygą, nors ir Hapoelis yra geras. Turi neduoda, ten mėgėjai su Šaru pasistūkos kažką. Nu tai yra komanda, vis tiek tas Hapoelis, dabar ypač kai pradėjo pralaiminėti, toksai lenda tokia, kaip, nežinau, ta plasmasė tokia, žinai, kad sukurta, babkių metė, pretengiant kažkas nelošia, daug visokių intrigų, taip toliau, kūno kalbos prastos, tada nežaidė, žinai, vietiniai žaidėjai dabar žaidžia per prievartą, žinai, startą, nu toksai įtūdis, ten irgi pasimetęs, vaikštų, nežino, ką čia daryti, čia leist, neleist, ką čia žaisti, tai Misičium pasitikė, tai Misičius neregistruotas, kur sakai, nežaidė paskutinių Graikijos Kozdėlio lygos rungtynių, tai nesiekia pasirinkti legionierius, nes yra limitas, tai, nu, ir tuos dalykus sudėdi ir matai, kad ten jau, nu, byra po truputį, o Šaras kaip tik atvirkščiai, jisai nustiprėja. Tai man gal dėl to, žinai, kad aš labiau gal tikiu Feneriu ir man tas Heiso ateimas į Fenerį, tai toks jau būtų čia, nu, rimtas papildymas, čia nieko nepasakysi ir plus, žinai, ateitų sistema, kur žino treneriai, žino, kaip kas vyksta, miestas, šalis, taip toliau, čia daug gali dalyti, komandos draugų pakankamai nemažai likę. Tai tas būtų, manau, Šarui, tai čia būtų, nu, aukso podas, jeigu tokį žaidėją čia gali pasimti tokiu metu prieš pat, sakykime, svarbiausias kovas ir playoffus, tai čia toks papildymas. Bet faktas, kad keistų ir Hapoelio komanda, žinai, gali sakyti, mėgti, nemėgti, žinai, kaip ten viskas atrodo, kaip dabar, kokia yra situacija, kad tai būtų, nu, žiaurus papildymas. Tai čia net nėra ką... Bet kuriai komandai iš tikrųjų to. Čia bet kuriai komandai dėtum, bet jeigu už tų 2 reikėtų, kaip sakai, žinai, 2 milijonai nedaug, nu, bet 2 milijonai yra 2 milijonai. Taip, čia nėra ne 100 štukų ir taip toliau, 2 milijonai yra 2 milijonai, bet iš tos pusės sutinku, kad, nu, kodėl, kai 2,5 metų kontraktas, nu gerai, biškai daugiau negu 2, nebeliko čia 2,5, bet vis tiek tie pinigai yra didžiuliai ir čia jau gal atsiranda ir kažkokia, tai žinau. Bet atsiranda. Ir dėrybos gal dar, aš manau, kad dar čia galima dėrėtis, čia žinai, kai būna pasiūlymai, jo, čia parašo, kad vieni 10 siūlo, kiti 8, ten paskui būna pasiūlyk, žinai, 8,5, tenai truputį daugiau, dadėk, vien dėl to, iš principo, kad žmogus kažkaip nori, gal tu taip pasirašysi, žinai. Aišku, žinai, jeigu Hapoelis kaip ne, tai gerai, mes duodam 13, nu tai tada jau, žinai, kaip pavyzdys, aišku, aš kaip pavyzdys sakau, bet kas nenustebintų, kad duotų, nes aš nežinau, kodėl jis tai turi mažiau uždirbti, pavyzdžiui, negu Misičius, žinai, kodėl, nu neturėtų tai būti. Tai pagal tą prizmę, nu, tai žinai, galėtų duoti ir 15. Tada 15 už 2,5. Nu, tai žinai, tai čia ir būtų kad sakytum, o, gerai. Nanui nepatiko šitą mintis. Matėjai Nano komentarą kažkur Twitter'į, kur buvo parašyta, kad Heisas nori būti brangiausiai apmokamas Eurolygos krepšininkų ir jis tipo, ei, dude, chill out daug, žinai. Aš suprantu, kad tu čia buvai finalo MVP, bet gal čia jau too much. Ar tikrai too much? Čia, žinai, aš suprantu, kodėl Lanas taip sako, nes jisai norėtų būti tuo, kuris daugiausiai dirba. Tai čia turbūt vienas dalykas, o antras dalykas, ta konkurencija, nu, jam nepatinka ir gal čia toks biškai paraminimas, kad jo, chill out ir čia tu to esi gal nevertas, gal čia bando ir tą pasakyti, žinai, nu, bet tu buvai MVP, tu išvažiuoji NBA, grįžti iš NBA, nu, ir plus atsirado komanda, kuri taškosi. Nu, 2, netgi ir Pau taškosi. Ta prasme, man čia yra tekę bendrauti su vienu Lietuvos agentu, tai sakė, kad ten visi Pau žaidėjai realiai yra visi permokėti. Pagal rinkos vertę realiai visiems permokėta, visiems duota, kas tik įmanoma ir taip toliau. Tai yra Pau, yra Hapoelis, nu, tai 2 komandos, kurios, nu, gali daryti, ką nori. Ta prasme, sugalvoja, okei, tą reikia ir taip toliau. Okei, dar Olimpiakus gal pradėtum, tik jie gal
mažiau taškos, jie tiesiog perka pagal rinkos kainą, sakykim taip, mažiau permoka gal, tiesiog pas juos žaidėjų daugiau, jeigu reikia atsiveža. Tai čia gal skirtingi kažkokie modeliai, Feneris irgi turbūt būtų prie tų, kur prie Olimpiakos gal labiau kažko trūksta, bet tu nesiverstų būt per galvą, kad Barakeisą pasirašyti, jeigu ten reikės dar 5 ekstra milijonus išleisti 2 metam. Turbūt nebus ta situacija. Pao tai gal ir galėtų sugalvoti, žinai, kažko nesąmonę. Tai čia skirtingi dalykai, o tai man... O ten mano pasakymai, tai žinai... Tai sakau, tai plius sakau, tai linkoju, kad Heiso agentas nežino, kad Eurolyga yra komandos, kurios, taškos, ką jis nesika, nežino, kiek Micičius uždirba, nematė, kiek uždirba kiti žaidėjai ir dabar agentas sako, ne, tai mes pigiau, tai... Bet turi galvoti, krepšininkai ne tik apie algą, pavyzdžiui, gali būti neigiamas apsiai Tel Avivą važiuoti. Tai tu žaidi kažkur, turi ten Bulgariją, Vokietiją, neturi tos namų, turi crazy savininką, kuriam užplauks kažkas, kažką. Bet žinai, jeigu dėjai parašą, dabar to pasiūlo, pinigus, tai jau turės. 10 tau pasiūlo, kad 2,5, okei, kiek čia. Ir vedu Tel Avivo podcast su Ramiai. Ir iš Sofijos gali. Ir tiek nereikėtų, ir paskraidytume, ir nepatogiai būtų, Donce paimtume, paskraidytume, ne. Tai, sakau, čia žinai, kai čia tos frazės, kur žinai, ko nenupirka pinigai, nupirka dideli pinigai, tai čia iš niekur jos neatsiranda ir tai yra irgi biznio dalis. Ar jisai pasirinktų Fenerį, manęs nenustebintų, bet manęs nenustebintų, kad jisai pasirinktų HPL, sakytų, jo, duokit, aš noriu būti brangiausias, gal HPL ir sugalvos tai padaryti, ką ten gali žinot ir taip toliau. Tai man tai čia viskas yra logiško, Nano toksai, žinai, čia grinai, žino, Nano charakterį, tai jisai nori būti alfa, nori būti MVP, nori būti brangiausiai apmokamas ir taip toliau. Tai... Turėtų ir jis skaudint Micičiaus kontraktą. Bet tai aš jo vietoj, to pasme, pasakai, agentų nebenoriu likti, Pau nori jų HPL, ir ką HPL tau sumoka. Ir sakai, noriu kontraktų kaip Micičius, uždėkit man 100 štukų daugiau, būsiu brangiausias. Kaip pavyzdys, aišku, aš čia kažkaip perdedu, bet aišku, Atėnuose manau, kad yra saugiau, fainiau gyventi ir taip toliau. Ir fanai geresni ir taip toliau. Tai čia vėl kiti dalykai, bet aš to kažkaip nesureikšminčiau. Esam daug kartų kalbėję apie įvairius iš NBA atvykus žaidėjus, kurie arba pritampa, arba nepritampa Eurolygoje. Apie tą atgalinį dabar galim kažkiek pakalbėti. Jau ne vienas Eurolygos, nežinau, legenda gal negalim vadinti, bet vienas geriausių Eurolygos krepšininkų nulio vietoj lieka nuvažiavęs už Atlanto, kur atrodo, prasimuš ir kontraktai ir ten jau kiti milijonai pradeda. Bet tai gerai, turim Vezenkovą grįžusi, dabar jau turim Heisą grįžusi. Turbūt Micičių irgi tą pačią kategoriją galim traukti prieš važiuodamas, irgi buvo tarp geriausių. Kodėl neveikia? Antiek skirtingi tie pasauliai, antiek netų pačių dalykų reikia tom komandom. Ir kas bloga, aišku, Micičius biškai grauna tą, žinai, kad jie grįžta ir jie vėl čia dominuoja. Micičių dėl kitų. Ok, bet Micičius ilgiau pabuvo. Nebuvo taip, kad už metų grįžo. Negrįžo jis už metų. Jo. Tai tas gal kažkiek keičia, plus praėjo tam tikrus laikus, ir tu matai, kad fiziškai tiesiog nebe taip atrodo. Jis tiesiog buvo be krepšinio. Žinai, Vezenkovas, arba tas Heisas dabar grįžta, aš įsivaizduoju, kad tai grįžta tokios pačios formos, kaip išvažiavo. Kiek čia praėjo pusę metų nuo sezono pradžios. Nors pažiūrėtum taiklums, ką jis ten bandė mėtyti Phoenix'e, tai padėk viešpatį. Tai žinai, tai čia aš tikrai nesikiu, tikrai nemačiau, kaip ten atrodo, tikrai nestebėjau, žinai, bet faktas, kad skiriasi. Tai tu čia buvai dievas, buvai MVP, darai, ką nori, laimėjai Eurolygą ir taip toliau. Tai čia plius tas krepšinis visai kitoks, kitaip tave išnaudoja. Nežinau, kokio net pozicijų žaidžiu, iš kur NBA, aš abejoju, kad ten NBA labai 4 numerį žaidžia, nes jisai neišsiskirtų ten jokiais fiziniais duomenim. Tai tas irgi yra faktas. Tas pats ir apie Vezenkovą. Vezenkovas yra 4 numeris, kuris laksto aplink traką arba daro backdoorus. Ir viskas. O NBA žinant, kad viskas individual ir taip toliau, tas individualus žaidimas, tai čia nestebina, kad grįžta. Nestebina, kad grįžta ir nestebina, kad grįžę dominuoja. Pasakysiu taip, tai manęs ir Micičio žaidimas iš tikrųjų nestebina, nes aš ir vasarą sakiau, aš jau kažkada tai po olimpinių žaidimų, kur serbai žaidė, sakiau, kad Micičius atrodo prastai ir visai netoks, koks buvo. Apie Sašto nepasakysi, aš net nebejoju, kad ir Heisas bus panašus, koks jis išvažiavo. Nebus, kad čia grįžo kažkoks neformų, nepabėga ir taip toliau. Kažkaip būtų keista tikėtis, o kad grįžtų į savo tą formą, į savo tą žaidimą, į savo tos skaičius Eurolygų, tai labai tikėtina. O tokie galvoju, tokie, kad ir pavieniai ir kad net kas antrais šiais metais, ne kiekvienais, bet vis tiek tokie pavyzdžiai turi įtakos ateities, tarkim, kaip prastai pasirodo Nigelis, Vezenkovas, Micičius, NBA irgi turbūt jau atsargiau tuos Eurolygų žybančius. Ir tarkim, kad tau negarantuoja, kad tu čia tapsi MVP ir tau jau ten durys atsidaro, jos vis mažesnės turbūt, ne po tokių. Aš manau, kad atsidaro. Aš manau, kad yra pakankamai daug komandų visų pirma. Skirtingų, žinai, mąstymų, skirtingų žaidėjų reikia ir taip toliau. Aš manau, kad čia galėtum iš kitos pusės pažiūrėti, ar nepraeis tiem žaidėjim, kurie tampa MVP, praeis norą, žinai, važiuoti į Ameriką, į NBA.
Čia gali iš tos pusės pažiūrėti, bet aš manau, kad nei ten nu, nebus čia, kad taip ką. Dabar plus tu matai, kad tu grįžti ir tu realiai nieko neprarandi. Vezinkovas grįžo, nieko neprarado, nu, nei gal pinigų. Gal net pasididinė alga. Tai va, tame ir esmė. Miščius atveju tikrai pasididinė ir gerokai. Nes jau vilioja iš Amerikos, žinai. Taip, tu čia grįžti, nu, tai tas yra, aš tau vis laik sakiau. Va, radau, Heisas, sorry, 2,16 straikų tiesiog per sezoną pataikė. Nu, tai 16 išmetė, tai nelabai čia galima daryti gal išvadas, bet... Ir iš 13 dvitaškų, per 27 rungtynes. 16 straikų išmetė? Nu, tai viskas daug ką pasako turbūt. Ne, tai minutės daug ką pasako, tas 27 rungtynės, jeigu vidurkį paimsi, po 7 gavo pažaisti, žinai. Bet žinai, jeigu tu per jas pataikai, turbūt jos didėtų. Žinai, aš nemanau, žinai, nu dabar vėl kas tampa MVP, žinai, nu yra toks, pavyzdžiui, Nanas tampa MVP. Nu ar Nanas negalėtų žaisti NBA, nu turbūt galėtų rasti turbūt darbą, žinai. Nu tai čia turbūt labai dar skiriasi, žinai, kiek kas tampa MVP, čia būna alfa ir omega toj komandai. Ir jie, jeigu tu jam atiduok, jie ir ten rinks gerus. Nu dabar va, Francisko tampa MVP. Eurolygos. Ar galėtų žaisti NBA? Turbūt kažkur galėtų. Aš manau, kad ne. Aš manau, kad būtų panašus scenarius, kad kažkas paimtų jį, tai čia yra vienas dalykas, kad tarsi gautų šansą, gal ir gautų. Nu, tarkim, antrų vietų Jakučionė negalėtų tą pačią daryti, to paties atbėgti traką. Bet tai čia skirtingi dalykai, tas jau, žinai, suformavęs, tas jaunas. Nu, taip, tai čia yra visai, tu skirtingų dalykų nori, tu čia jau imtum žaidėją, kuris tau darytų rezultatą. Ten tu pasidraftinai ir augini. Nu, visiškai skirtingi dalykai, aš manau, kad tai žiūri tokius dalykus komandos ir čia rastum čia daug žaidėjų, aš manau, kad toj pačioje NBA Eurolygoje, žinai, kurie taptų MVP ir, nu, klausimas, ar jie ten rastų didžiulės rolės, kad gautų šansą, tai gautų šansą jo. Bet aš manau, kad nu, toks pat likimas porą metų, 3 metai, jeigu užskabini kažkiek ir grįžti atgal, tai pasmė, čia tas... Bet čia negali daryti išvadą, žinai, kad NBA kažkokiu aukštesniam lygiui ir... Ne. Tas pats atgalinių ryšių reikia, atvažiuoja NBA žaidėjai ir čia nieko nesugeba padaryti. Tiesiog labai reikia turbūt aplinkos tos teigiamos terpės teisingos, kad galėtum ten parodyti tai, ką moki, dažniausiai nes šansų negauna, bent jau tikrai ir Heiso tas pats atveju, ir Vezenkovo, ir Mičiaus. Tų šansų buvo ypatingai mažai, nes Vezenkovo dar kažkiek ir gavos, nes ten su to dar sąlyginai neblogų Sakramentų, jisai su Domantu žaidė. Ir net savo šansų neblogai pasio, bet jam irgi ten durnai centrumėlė turėjo Vezenkovas. Žodžiu, ne apie jį. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pakalbėkime apie karščiausią komandą, pakalbėkime apie šalčiausias komandas ir kadangi ilgą laiką net nedarydavom tos rubrikos, nes ten ta Galiorka būdavo, ten Efeso, ta serija 49 pralašų rungtynių, Asvelsen apie 35, o dabar tie pradėjo pergalių, žinai, serijas rinkti ir gavosi kaip netikėtai, kad 2 didžiausias pralaimėjimų serijas turinčios komandos yra pirmajam 10-uke, tai yra Monakas 5 iš eilės ir HPL'is 4 iš eilės. Kažkaip čia vis su Žalgiriu užtaiko Žalgiriui žaisti kažkokia krizinė komanda, kuri ten arba atleis trenerį, arba neatleis. Vis serijas reikia nutraukti Žalgiriui. Vis kažkokias serijas nutraukinėti reikia. Tai gerai, apie Monaką. Apie Monaką, ką aš paskutinį girdėjau iš žiniasklaidos, prancūzai rašo, kad jau metė išsigelbėjimo ratą netgi Prancūzijos krepšinio federacija, paskirdama lyg ir $500 000 biudžetą žaidėjam, kuriem ypatingai jau trūksta pinigų, parašyta tiem, kurie jau daugiau negu 2 mėnesius negauna algų. Kiekvienas atvejis ten neva bus, bet man keista, tai tipo, važiuokit, aš nebeturiu už ką gyventi ir tad taip, nu žodžiu. Nes Monako... Aš neįsivaizduoju, koks žaidėjas galėtų, kuris neturi ten už ką gyventi, nelabai suprantu, kuris ten galėtų Monake žaisti. Kad tu 2 algų negavęs, ne? Ir jau... Po 2 mėnesių nežinau, ką tu turi daryti. Keista, tikrai keista. Monake, aš nerašau, ten tų žaidėjų tikrai, ten, jau žaidžia. Po eilę metų, nu jo, nebent tam tikras įstaigas savaikštas, ten turbūt nesunku Monake, bet tada jau... Jeigu po algos palikai ir ėjo, dabar 2 mėnesius nėra, tai ką darysiu? Negali išlyginti balansą, jeigu problemas, jo. Skolon nebeduoda, bet Monte Carlo. Ir gavos netgi, supranti, kitie, kad tie numesti pinigai žaidėjom, kažkoks toks bankelis, lėmė, ar jie vyks ar nevyks į Prancūzijos šių metų rungtynes ir... Situacija buvo tokia, kad jie jau planavo nevykti ir pakeitė sprendimą, o anot Prancūzijos čempionato vadovybės 2 mačus, jeigu praleistų, jos būtų metę iš čempionato, nu, tai sako, mes čia labiau gelbėjom ne Monako žaidėjų piniginės sąsas, o apskritai čempionatą. Ir
Aš įsivaizduoju, gal tai yra vis tiek kažkoks gal kaip paskolinis, bet ten ir žaidėjų, ta Union, kaip profsąjunga, kaip pavadinti. Jungiasi Zoomą, žodžiu, nuotolinį pokalbį su visais Monako krepšininkais ir taip įtikino lygto, tas perėmimas taip sklandžiai nevyksta, nes nori kažkaip pradžiai lyg Monako tą visą valdžią, kunigaikštystę ir kaip ją vadinti, pirmą perimti klubą ir paskui tik tais ieškoti pardavimo, nenori pardavinėti iš dabartinės situacijos kažkam, turbūt nieks nenori pirkti su tais dideliais minusais. Žaidėjai jaučiasi visiškai išduoti jau buvusio, galima vadinti, savininko, nes, kaip suprantu, ten buvo žadama ir kalbama į akis ir sakomi dalykai, kurie nebuvo ištesėti. Nu ir jeigu dar pradžiai galvojam, čia lemia ir nelėmė ant parketo tie dalykai, nu, tai matom akivaizdžiai turbūt, kad lemia. Nors iš Prancūzijos mato 9 šalies rungtynes laimėjo ir... Bet jie žaidžia, Žalgiris pasinaudoto, paskui jie nuvažiuoja į Müncheną. Nu ir jie žaidžia, negaliu pasakyti, kad nežaidžia. Michaelas Jamesas sukrato... Prieš vieną karščiausių Eurolygos komandų, beje, Miunchene. Paskutinės 10 rungtynių, kas liečia Bayerną, paskutinės 10 rungtynių, 7 pergalės ir jeigu pažiūrėtum... Nu, 4 iš vis dabar turi. Statistiką, jeigu pažiūrėtum, tai dabar per tas 10 paskutinių rungtynių lygiai tiek, kiek Pesičius treniruoja Bayerną, tai yra pirmas gynybos reitingas. Mes visada žinom, kad Pesičius vienas geriausių strategų, ne? Kad taip, kad turi, aš galvau, kad jau viskas, jau baigėsi, jau ten tas, ir mes dar tikrai kreivai žiūrėjom, kai jį pasirašė, ir tikrai to labiau atsimenu. Aš vis dar kreivai žiūriu ir ne tik, ką tu man sakai. Jie yra dabar geriausia gynybinė komanda viso Eurolygos. Paskutinių 10 rungtynių. Nuo to laiko 10 rungtynių, paskutinių visų komandų 10 rungtynių lenkia Fenerį. Feneris antro vietoje, Olympiakos 3. Opsas užrakina varžovų lyderį, ne? Ir... 108,5 taško per 100 atakų. Tai tikrai yra solidus skaičius, tikrai čia nieko nepasakysi. Pasakysi nebent, kad truputį gal keista, kai jau 10 rungtynių yra pakankamai, žinai, būtų ten 2-3 tos serijos, ten taip toliau, gal kažkiek gali sužaisti geresnį atkarpą 10 rungtynių, tai čia yra tikrai daugiau negu mėnesis realiai. Netgi Eurolygos, žinai, su lygomis savaitėm, daugiau čia pusantro bus gal kokio, beveik netoli 2. Tai tikrai įspūdinga forma ir Monakas, žaidėm, Jamesas sukratė 30 taškų. Gerai pradėjo rungtynės, ten 4 kėlininkai buvo minuse, smėgė 2 trekus atsivaręs, grįžo į rungtynės, tai buvo realiai palaidoje, bet jie žaidžia. Ne visi, Taisas nežaidžia, kai nėra Heiso, labai didelės problemos dabar. Ta prasme, Taisą užatakavo, Taisas nieko negalėjo padaryti, apart to į to teisėjų žiūrėjo taip ir, ta prasme, visą laiką verkia, kad ant tos baudos prieš jį visą laiką baudos, o kai jisai padaro baudą, visą laiką baudos nėra. Tas jau kažkiek pradeda erzinti, bet Spanulis ten nelabai ką turi daryti su tokia priekinė linija, kai paskui Mirotičius su Boston Game žaidžia 4-5 pozicijoje, atrodo prastai. Ir tau tada turi tavo visi mažiukai sužaisti, o Kobo nesužaidžia, įmeta 4 taškus prieš Bayerną. Tai tavo James 30 taškų neužtenka, ir tu įmeti 80, tik tai 2, 91 įmeta Bayernas, o Bayerno šiaip vėl, ką klasika galia rungtynių, tai plius minus Jamesas grąžina į rungtynės, ten 5-6 gal skirtumas, kas tada ateina Opstas, Nedovičius gina Opstą, sako, ateik, vieną kartą išbėga iš užtvaros, smeigia trajeką, kitą kartą sako, ateik be užtvarų, pažaidžia trupučiuką Aizą, bet ten nieko negali padaryti, apsime, jau geriausias gynėjas turbūt daugiau nieko negalėtų padaryti, tiesiog taip to metą, ranka į veidą, tas ramiai įsmeigia, žinai, 2 trajekus ir sako, ačiū, buvo malonu, uždarau dar į 3, galėjau smėgti, irgi Aizų 3 taką irgi atsvarė, bet nepataikė, aišku, tos pergalės jau nebūtų atėmė, bet tikrai įspūdingai žaidžia, galiu pasakyti, kad Opsto formoje vėl 5-11, pirmus 5 dvaikus prametė, paskutinį 6 įmetė ir 5 traikus iš 11 sukratė. Nežinau, lemą žiūrėti, būtų kas nors, nežinau, prieš kiek čia 4-5 metus pasakęs, kad Opstas bus prie tokių elitinių žaidėjų, kad tu galėsi, žinai, jo kliautis, žaisti po 32,5 minutės, kokį prieš Monaką bus tavo kertinis žmogus, skambėtų kaip iš kažkokio, tai nežinau, kosminio filmo. Kiekvieną sezoną ir milijoną uždirbs. Tai dar daugiau turbūt, aš manau, kad, žinai, tie... Nesmės, bet šiaip gerai žaidžia, nereikia, žinai... O tai gerai, Bayernas iš to pagreičių savo pagautų gali? 3 trūksta jam iki 10 pirmą. Ar gali mesti kovą tiem? Ar visgi galvoja, kad tik italai čia liko? Ne, Dubajus gal dar liko kovoja, ne? Matai, reikia pasakyti, kad jie dabar čia tų daug pakankamai žaidė rungtynių namuos, nes jų išvykoje rekordas yra 2-10. Tai nežinau, galim greitai čia pažiūrėti, su kuo jie čia žais, nes, žinai, čia viskas priklauso, koks dar tau tvarka. Aš dabar važiuoju į Tel Avivą, o paskui važiuoju į Tel Avivą, važiuoju į Madridą ir važiuoju į Belgradą. Tai pats. Ir į Belgradą pas Raudonosius. Ir pas Raudonosius. Tai kad dabar užtenka nuvažiuoti ir pas jau mėly juodosius. Vieni pas juodosius nuvažiavo ir nelabai kaip baigėsi. Tai skau, tų
tų serijų dar gali būti, bet 3 blemba yra daug. Kai lieka tiek rungtynių, labai daug. Turi viskas labai sukristi. Būtų gerai, kad jie tas atsikrautų, tada prarastų viltį ir tada, kai važiuosi į Kauną, jau nebeserdys per daug. Nes Dažnai kitos būna, Šnuravičius atvažiuoja ir, Naura, bum, Opstas užmygė 8 traikus ir išvažiuoja. O kartais, kaip sakai, Naura geresnis krepšinis gal. Tai ir būna, atsipaldavęs, nieko nelėmė, ten žaidži dėl savęs, dėl Stasų, dėl dar kažko tai ir taip toliau. Tai aš tai taip nežiūrėčiau, bet 3 pergalės yra, šitoje Eurolygoje yra žiauriai daug. Taip, aišku, mes matom, per 2 savaitės daug kas pasikeičia, bet 3 yra daug, nes rungtynių irgi mažėja. O kita komanda, tai pakalbėjom, tarkim, Monako yra dabar turinti didžiausią seriją ir kuri lankėsi Kaune praeitą savaitę, šią savaitę Kaune lankysis. Kita blogiausia, šiuo momentu blogiausia forma rolanti Eurolygos komanda, tai yra Teleo Hapoelis. Pralaimėjo vėl skaudų mūšį savo čempionate, ką prieš tai daug kas buvo įvardinę, kad tai gali būti ir paskutinės rungtynės Įtūdžiui. Kol kas tokios informacijos nėra apie Įtūdžio pabaigą, pats Įtūdis po rungtynių pasakė, kad turiu valdžios pasitikėjimą ir kad mes žinom, kad turime problemų ir kad jas tikrai išspręsim. Iš valdžios lyg bent jau Izraelio žiniasklaidoje rašo, kad eina dvejopi signalai. Dalis nori permainų, dalis nori, kad liktų Įtūdis. Išėjo tokia citata, kad tikrai nedarysime pakeitimų vardant pakeitimo. Supras, kad turim turėti kažkokią idėją. Tai panašu, kad visgi Kauno atrinkėjai dar netvažiuos šią savaitę su Įtūdžiu atvažiuos. Bet gal gerai, kad su Įtūdžiu. Tokį Įtūdžiu, koks dabar yra. O nėra, kad to toks atvažiuoja jau labai sužistas žvėris ir labai pavojingas, ar kaip tik reikia džiaugtis, atvažiuoja komanda, kuri yra kraujuojanti ir kurią galbūt kažkaip lengviau palaužti po tokio psichologinio būsimo. Žinau, gal būčiau toj pusėje labiau gal kur, kad reikia naudotis. Kaip čia reikėjo Monako pasinaudoti, žinai, kaip ten tas Zvezda buvo pakeitus. Nes tokius gali anksčiau laiko laimėti rungtynės, ne? Taip, duok pliusą ir... Gali, žinai, lengviau, bet aišku, kad neatvažiuosi čia, kad ir sakys, okei, pasimti tą pergalę. Taip, aišku, kad tos komandos didelis dar ten, žinai, ir mitingus, ir taip toliau, ir bendrauja, ir bando atsitiesti. Tai normalus dalykas, normalus procesas ir nori tų, žinai, tų serijų išvengti, bet kartais tą padaryti nėra lengva. Tai dabar, realiai, jeigu taip pažiūrėtum, kada buvo geriausias momentas šitam sezonui Žalgiris žaisti su HPL-u, tai dabar. O gal prieš savaitę? Gerai, galėtum ginčytis, gal gerai, gal prieš savaitę, bet ir tai, su Valencija namie turėjo tikrai gerų šansus laimėti, bet nelaimėjo, pralošė po pratęsimų. Tai okei, pralošė su Zvezda, tu žaidži lygias rungtynės išvykoje ir tada 4 kėliny pelnai 6 taškus. Ir tos visus taškus Kristas Džiausas 2 trakais pelno, viskas, tu baigi 25-6. Nors trečiam kėlinį plus 11, trečiam kėlinį 11 laimėjai. O jauti blogą vaibą komandoje ar nejauti? Daug kas šneka. Aš tai ne iš Rūbinės gal jaučiu, aš labiau jaučiu, kaip sunkiais momentais pasikeičia žaidimus ir kaip pradeda žaisti po vieną. Aš jau esu kelis kartus sakęs, tas ryškėja, ta prasme, tu matai. Bet čia tada jau ir treneriai gali žiūrėti, ne, kad neturi tos. Pats treneris vaikšto, ta prasme, kai Misčius meta tos metimus ir tu sakai, kad tie geri metimai, taip, tiesiog Įtūdis taip stovi. Atsisuks, metė. Vasą metą kažką, metė. Ten nupievi, lempiniai tie metimai. Ta prasme, ten kitiems žaidėjams tu neleisi tokių metimų mest, arba tu, jeigu jie mestų juos, tai tu kažkaip reaguotum į tai. Jis nereaguoja. Tai, su Zvezda pasodino ant suolo, nežaidė tik 8 minutės. Kažkaip sureagavo. Paskui su šitais... Su Valencija daro, ką nori, mėto į tą pusę, tiesiog meta metimus, ir tiek. Ir baletą ant ledo? Baletas ant ledo, tai ten išvis yra kitas tokių skaudžių momentų. Tikrai mažai pamatysi, nežinau, man net kelis kartus žiūrėjau, blemu, paskui kaip tyčia, žinai, kai Instagramą, kai vartai, tai žiūri, paskui ką labiau žiūri, paskui ten tuos dalykus ir meta tau, tai žinai, ten tie visi algoritmai, tai ten tas Montero judesėlis, tai wow. Žanas Montero iš Žalgirio. Ten iš tikrųjų, blema, galėtum arba tą Cameron Taylorą galėtum irgi pasimti, aš galvojau, kad... Va, čia labiau, jis tokia labiau antras ten. Aš buvau pagalvojęs jo po kažkada čia prieš mėnesį gal kokį, kad vietoj Sirvidžio arba Brazdeiką, pavyzdžiui, tokį pastašyti, kas tiktų Žalgiriui iš tų Eurolygos, bet irgi ten. Nes Montero čia kalba vietoj Cisko, čia pagrindinį kontraktą. Jo, tai Montero, tai rimtas graukas, bet ten, žinai, tu žaidai Ispanijoje, žaidai Valencijoje, Valencija babkių turi, ten tas, kur savininkas areną savo vardu pasivadinom, tai žinai, pasistatęs, tai jau pats supranti, kad kitas levelis, jie žaidžia gerai. Ir net nebėjau, kad darys maksimum, kad išsaugos, bet kai tu žaidži, sakau, Ispanijoje, tai ten tie grandai irgi tave iš karto užmeta visas meškerės, jau nekalbant, žinai, dar yra ir graikų konkurencija ir taip toliau, tai čia tos konkurencijos bus, bet tikrai šiaip įdomus žaidėjas. Ir šiaip Valencijos komanda šiaip pakankamai gerai sukomplektuota, tai
gerą krepšinį žaidžia, bet tas Ir gerai laikos lentelėje. Bet tas... Netikėtai vis dar. Man tikėtai, aš sakiau, kad tikėtai, man tikėtai. Daug kas sakė, kad netikėtai, aš tai visai... Paliekėjos iki sezono galo 6 pirmam. Aš palikau, man atrodo, mes kalbėjom su tam po pirmo rato, man atrodo, ten buvo 3 ir kažką, mes kalbėjom, kas čia krys, kas nekrys. Ir buvo ten pakrytę, aišku, dabar ta savaitė geresnė ir vėl pakilo, bet... Aš tai visai sakau, kad įmanoma. Pagal tai, kaip viskas vyksta. Iš tiesų, kad tai netiek, kad iškris. Ne, iš tikrųjų, tai nepradėsim gal čia tiek stipriai svaigt, bet šiaip žaidžia kokybiškai, pavyzdžiui, man tai jos, nežinau, čia gal mano tokia nuomonė, žinai, asmeniai labiau, man jos smagu žiūrėti, kaip jie žaidžia. Žaidžia gerą krepšinį, kartais vienas, kartais kitas. Tas vaibelis ten tikrai geras žaidžia ir namie gerai, namie apskritai tai 2 pralošė yra, išvykoje, tas kažkiek kitaip 6-8, bet niekas nesitikėjo, kad čia Valencija, žinai, bus taip aukštai po 27 turų. Be šansų. Nemanau, kad jie patys nesitikėjo, kad čia taip gerai žais ir Pedro Martinezas, aš manau, kad nesitikėjo, kad taip sulipdys komandą ir, sakykime, suribota ir priekinė linija, kur labiau mėgsta žaisti antrąją, kur atrodo, kad turi silpnų vietų, bet tie mažiukai, sakau, ta mažiukų grandis tikrai viena įdomesnių ir matosi, kad gera chemija yra. Nėra ten tokių kažkas ten metimas sudėtingesnis ir tu matai, kad tam žaidėjui galima. Kaip pavyzdys. Irgi tą praradot, kur atrodė labai svarbu. Kostelo neaiškiai, tų aukštaugių ten taip deficitas, nėra, kad jų bais daug turėtų, nesutrūkė rezultatą. Tai Riuversas pradeda žaisti, tas pradeda mesti nuo tos trajekus ir naudojasi šansas. Tai ten, sako, žaidžia daugiau, tai yra tų žaidėjų, bet Pardylė žaidžia 4 poziciją, kur atrodo, kad toksai. Bet žaidžia, rezultatą daro, žinai, tas bendras vaibelis pas juos šiaip man patinka. Matus, kad, aišku, skiriasi nuo to, aš man visą laiką noriu su HPL kažką palyginti, kai sakiau, kad kažkokį sudėtingesnį metimą kažkas išsimeta, tai matai, kad HPL, bėgia gynybą, nes kažkas, komandos draugas metė metimą, bet matus, kad tu nesi visai patenkintas. Pas Valencijos tokių dalykų nėra, žinai, kam galime daryti ten ir tada visi bėga gynybą, vienas kitą palaiko, ta komandinė dvasia, tai Valencijos apskritai gal skaičiu, gal viena tokių, kur labiausiai matosi gal iš visų tokių komandų, kad ten viskas matosi, kad trenerių ranka žiauriai matosi, ten iš karto akivaizdžiai labai ir emocijos ir visą kitą, ir ten kartais užtenka pikto veido, net nereikia, žinai, šūkaut kaip Šarui, bet ta komanda sulipdyta tikrai gerai ir labai pasiteisins komplektacija, ir įdomu bus gale sezono jau dabar netgi, kad galėtų dabar viską turbūt, gal žinai visas žaidynės, bet vasaras tikrai jos graibytų ir įdomu, kiek čia tų žaidėjų, žinai, išsaugos ir apskritai, kas to Valencija bus. Ir ne faktas, kad kitur taip gerai žais, kaip žaidžia čia, kur jiem viskas tinka. Tai čia taip, tiesiog. Tas pats, kaip, žinai, čia kaip ir Paryžiui. Paryžius visus išbarstė, šorts atspavo, šią savaitę vienas rungtynės užžaidė geras, bet -20 nuo Belgrado, Jantonų irgi nėra taip lengva žaisti kaip Paryžiui, bet aišku, tu nueini į kitą lygį. Tas pats šortsas nueina į kitą lygį, kita konkurencija, kitas komandos, kiti reikalavimai, tas pats ir Jantonas nueina į komandą, kur iš tavęs reikalauja žymiai daugiau, negu reikalavo iš tavęs Paryžiui. O Hifi žaidžia toliau ką žaidė pernai. Va Hifi tai būtų žiauriai įdomu pamatyti kažkoje kitoje lygos komandai. Norėtum Žalgirį Hifi? Jo. Pasižiūrėtume. Tai dėko, čia naują Žalgirį, naują sezoną lipdom, nežinau, į vietoj kažkurio iš gynėjų. Jam brangus buvo baigti. Bet, žinai, Hifi nepadarys, kaip, žinai, trečių gynėjų. Hifi turi būti arba vietoj Goso, arba vietoj Cisko turim Hifi ir Gosą. Liama, čia būtų šou. Čia būtų šou, tikrai vakarėlis. Gal nereikia. Aš Martynui prieš laidą sakiau, tai, kad, sakau, Eurolyga galėtų jau dabar atiduoti Šarui geriausio trenerio antrus metus išėlės titulą. Ir tu taip iš karto sakai, pala, Martinezas yra, va čia apie Valenciją dabar kalbėjai, prisiminiau. 2 realiaus kandidatą, ne, į Coach of Year. Tai, žinai, aišku, dar 11 turų, gali kažkas dabar čia laimės 10 išėlės, žinai, komanda pakils į antrą vietą. Paskui vienas sąlygas, kad jeigu Valencija lieka taip aukštai, jeigu lieka viršuje lentelės, kaip ir dabar, pažiūrėjau, kad ir trečia, nežinau, kad ir kokio 4 vietoj turbūt. Netgi gal ir garantuotųsi playoff'uose, netgi jeigu top 6, jeigu lieka Valencija, tai tikrai vienas iš kandidatų, nes labai nustebina. Ar Šaras vertas, jeigu laimi tokioje Eurolygoje su tiek problemų sezono pradžioje ir laimi reguliarų sezoną, irgi vertas. Bet, žinai, pernai gavo ir vėl būna, kad Eurolyga, žinai, pamėto. Tai čia jau klausimas, ką labiau rinksis, ar kad tas... Žinai, kai nebuvai favoritas ant popieriaus toks garantuotas ir laimi reguliarkę, kaip tu gali neduoti, Bet Šaras buvo ką jam tada dar padaryti? Bet Šarų nereikia popieriaus, iš Šarų tu tikėsi, kad Šaras bus viršui. Bet žinai, kaip čempionų titulą išvažiavo ten svarbiausi keli žaidėjai,
atrodė, kad... Aš viską tą sutinku, aš tiesiog sakau, kad būtų diskusija, čia nėra taip 100%. Ta prasme, kad Šaras vertas, tai jeigu laimi, ta prasme, iš to Eurolygoje, jeigu laimi reguliarių sezonų, kur ten pradėjai prastai, ten labai prastai pirmas savaitės ir tu išlaviruoji taip, kad sugebi laimėti reguliarių sezoną, sakau, gal kokiam, nežinau, 3-4 pergalėm, tai tas, aišku, daro įspūdį, bet jeigu lieka Valencija, nežinau, top 4 komandų Eurolygų, iš to Eurolygų toj pačioj, kur Šaras laimė. O jeigu lieka Žalgiris top 4 diskusijų Masiulis irgi dėl sezono trenerio, nes... Tai jeigu top 4 su dar visiško nerdogu. Top 4 taip. Nes kad porą pergalį pridėk ir top 4. Realiai taip. Taip, porą pridėk, tai taip, porą timk ir jau... Porą taip gaila lengvai neprisideda. Ir ieškotum, ko čia pakeis kitais metais. Realas dar prie vienų lūzerių pastaruoju metu, kur irgi kalbėjom, kad aš ten gal net nesustabdomų buvau pavadinęs Madridą prieš kokių porą savaičių. Tai buvo 6 išėlės, tai vadinam. Pasirodo sustabdomi, paėmė ir sustojo ir 3 išėlės jau prakyšo, kas jiem taip nesuveikė. Nu, okay. Aš pralaimėjimą Dubajui, tai gal net nereikia per daug analizuoti, visi gauna malko Dubajui, ne? Bet jie turėjo rungtynės. A ne? Taip, konkrečiai turėjo. Jie antroji pusėje prasileido, žinai, taškų 56. Nu, bet turi čia kelionės nuovargis ir kimbi tenais, ne? 12 valandų atskrydęs. Ne, kai 12 mažiau. Plus 15 buvo, tai ne. Ir kai tave Kaboklo nubaudžia su 3 trajakais, o tu žaidži su Aleksu Lenu, tai viską labai pasako apie tai, kaip tos rungtynės buvo, nes ten trečiam kėliny buvo, ten buvo viskas realiai, viskas buvo aišku. Prasme, buvo viskas aišku, plus 15, ten plus 13 buvo ramu. Ir Kaboklo, trajeką vieną, bum, pikiam popą Lenas stovi pakščių, bum, antrą trajeką, trečią trajeką ir tu grįžai rungtynės. Nu ir paskui ten jau mūsų pradėjo su Baconu siautyti ir taip toliau. Tai Baconas apslidė, vaikščiojo ten tos rungtynėse, pirmam kėlinį tai metimą nepatenkintas, taip gynybą. Išsimetė kiek čia, 17 metimukų, 17-6, ten pradžioj, nu... Aš negaliu Dubajų žiūrėti ir nežiūriu, man va tą Bacono krepšėjinis, nu nafig. Tikram čia lipiai nieko blogo nėra. Baconas labai prastai, bet su Realu ypač. Iškart buvau prieš laidą, galvojau, žiūrėsiu, gal aš pasakysiu, jeigu kalbėsiu apie tai, tai tikrai ta kūno kalba, kur aš labai mėgstu, pirmam kėlinį, wow, tas met. Rankų, pirmam kėlinį. Tai nes nepataikė. Kažką teisėjas, kažkokį kontaktą, kažkokį nesąmonę į lentą paleidžia, o teisėjas žiūri, nebėga gal. Bet ten labai keistai, kad Skariolo nesureagavo, ten tie 3 trajekai, Kaboklo, kur realiai baigė rungtynės su tais 3 ir sumetė, ta prasme, per tą trečią kėlinį. Ir labai keistai, kad nei kaip nesureagavo, nors Lenas, prieš tai geras rungtynės uždė... Prieš Pau, tai jisai ten lyderis komandos pagal EFA bent jau. Suvertė viską iš po krepšio, taip, tos rungtynės žaidė gerai. Aš jau iešau gal Tavarešo traumą, bet panašu, kad ne, ir tiesiog davė Lėnų ir tiesiog davė pajaus, nes pirmą kartą pagaliau suždė kažką panašaus į krepšinį, aišku, neužteko ten irgi pergaliai. Nu ir dar reikia mūsų, aišku, žaidimo prieš savo buvusią komandą labai užakcentuoti, nes labai sėkmingai žaidė, matys, kad ekstra užmotyvuotas, Dvacokas sukratė per 26,5 minutės ir šiaip netikėtai, gan kaip tas rungtynės, kai žiūrėjau, tai atrodo, kad labai ramiai Realas kontroliuoja ir galvoju, kad čia nieko, žinai, be šansų kažkaip padaryti, bet ten, sakau, tie 3 traikai, tai atrodo, kad iš nieko realiai jie buvo, tie pasijauti, ir 4 kėlinį Realas sustojo ir 4 kėlinį gavo 24-17 ir tiesiog visiškai netikėtai. O rungtynės su Pau, tai Realas iš dalies pats kaltas, ten Abaldės klaida, šiaip keistas buvo dalykas, buvo plus... Ten buvo plus 2 ar plus 1 ir... Ten vis netinkit atsisukit pasienas porą minučių žiauriai. 3 biteriai. Bet ten keisti, kad Skariolo neėmė gal taimato, o kas gal keiščiau, kad galėjo keitimą padaryti. Šiais laikais gali, tau įmeta taškus, tu prašai keitimo ir tavo žmonės spėja įsidėlioti prieš presingą, tu turi laiko. O ten nieko nedaro, Abaldė priema kamuolį kampe, ką daryti, nėra kam papasuoti, atkirstas perdamas atgal, į viršų kamuolį išmeta, perėma, Juančius mėgia trajeką. Tai... Tas buvo labai skaudus metimas. Bet kitoje atakoje vėl. Taip, paskui kitoje atakoje Hezonija įmeta 2 su bauda, prasiverčia prieš Grantą, Grantų ten ta bauda irgi nesuprasi, tarsi bandė bauduoti, dar rodė, kad ta pačioje kažką, bet ten nežinau kam, Hezonija tiesiog laisvės iš pakrepšio nubėga, įmeta 2 su bauda, irgi atrodo, kad jau ir paskui pats Grantas tą situaciją visiškai ištaiso, bet va, gerai prisiminiau. Svarbiausia, aš norėjau pradėti laidą, bet pamiršau to pasakyti. Matai, kaip džiaugiasi? Pau. Kaip Eurolygą laimėjo. O paskui man žinai, ką išmetė, kai jie prieš Arisą lygiai, kai tą gavo, kad buvo 8-7, kai visi subėgo irgi džiaugiasi, kad pratęsimą, man atrodo, ten žaidė tos rungtynės. Tai aš man toksai flashbackas ir galvoju, ko čia džiaugiasi. Matėm šią savaitę tų buzzer beaterių dar kažką, bet nemačiau, kad kas nors taip kaip Pau džiaugtųsi.
Man taip keistai kažkaip atrodo nenatūraliai. Nu, bet čia nuo boso gavę tą pizdulį viešą, visi, kur palikit sutartis. Nu, okei, nu, ta gerai, tada pernam prie... Tos... Nu, bet per daug kažkaip, nu, bliama, nu, tarsi taip būna, tu bazai, nu, tai tikrai, kai tu laimėjęs, aš mačiau, buvo, kai žmonės įsidėjo Instagramus. Ir paskui, žinok, interviu tokia labiau kaip Eurolyga laimėjus, o ne vienas rungtynės išlins, nes jie ten jau... Panikui buvo, jo, ir paskui ir paskui nuvažiuoji į negyvą Belgradą, Partizaną, aišku, ir gauni dvacoką, ta prasme, susimuši negyvi, nei vienas nepalošė ir tik ten nuo... Lemon, kokiu buvo, pažinau, 2019 metų, man atrodo, mažiausiai įmetė Eurolygų taškų tos rungtynėse. Panaikos? Jo, man atrodo, kad nuo 2019, jeigu neklystu, gal pataisykit, kas, man atrodo, kad buvo nuo 2019. Tai, nu, nes ten be variantų jokių, ta prasme. Grigonis gavo minučių ir metėjimų, 3 net metėjimus išsimetė, gaila tik pirmas įkrito, vis laisvė, ne? Panašių situacijų. Pirmą tai žiūrėti, čia pirmą taką gavo pasą, ten žaidė 2-2, pakilo trajeką ir panašius paskui duobė. Būtų susimetęs kitus, būtų ir kažką gal pabiš praeis, nes Atamanasgi toks ir ten gali būti, hop viskas, Grigonis jau 30 žaidžia. Nu, bet šortas uždė, bet šiaip reikėtų pakalbėti ir apie tą Atamano elgesį po to, kai laimėjo prieš Realą. Jau vėl ten rodo tos banerius, ten rodo tas savo kumštukus, nu, tu negali per vienas rungtynės taip pasikeisti ir paskui nuvažiuoji, gauni ir paskui minus 20 vėl vis taip sėdi. Ten galėjau viskas grajus, aišku, praloštas, ten ketvirtam kelyje žiūri tas suolo Atamanas. Jis jau pirmam kelyje tos firmius savo, žinai, jis nelaši šiandien nelaši. Nu, keisti dalykai, nu, ir aišku, Ragovopolo elgesys irgi buvo prie tokių įdomesnių įvykių. Lakičius ten jį išnervavo, ten 2 kartus buvo šūkis, kadangi lietuvių švilpė. Ir prieš tai nervavo Lakičius, Grigonį Lakičius nervavo. Irgi, nes, nu, keitė, taip gausi, kad Grigonį keitė. Bet kažko žaidimų, aš tą epizodą mačiau, tai tiesiog, kad ten reikia. O ten paskui buvo, jau buvo sunervuotas Ragovopolas, jau pirmoji pusė jį sunervavo. Tai Lakičius, tai ir buvo... Išsimetinėjau užbį, tiesiog tas taip ranką uždėjęs ir šūkis to, žinai, už galinės linijos tas trenkė, tiesiog taip paėmė, trenkė. Ir pirmojo tos Lakičius visiškai šūkis, kodėl nesušvipė pirmos. Ir realiai praeina 2 sekundės, nes 2 žingsnius padaro ir tas vėl uždėjo. Ir tas dar kartą. Bet aš ir tada davė puolime baudą. Nu ir tada jis pradėjo rėkti, tada šūkis sušvipė. Kaip mūsų lo kažkada, ne? Ne, žiauresnė. Tiesiog taip, taip uždėjęs ranką, tas taip kumščiai ir taip tiesiog 2 kartus. Skaudėtų. Blemai, jeigu taip, bet jis užsimojęs normaliai, tikrai, kas matė tikrai tą epizodą. Nu ir paskui pradėjo šaukti, bet šiaip gudriai Lakičius ką padarė, jisai šaukė, neįveido. Bet jisai eina, ir jisai mato, kad jisai atsisukęs. Nu, tu matai, kad atsisukęs. Nu, tas pats, kad aš dabar čia tą šviesą eičiau ir matau, kad tu žiūri mane. Taigi aš matau, kad tu žiūri. Tas nekačioragi mato tokius dalykus. Bet šiaip čia gudrus, šiaip čia serbiškas visiškai perskaitimas, tai aš galėjau eiti tave, šaukti ir būtų gal techninė. Nu, tada klausimas, sureaguos, nesureaguos, vienas gaus nesportinė, nesvarbu iš vis iš aikštelės, o jis taip per šoną dalė į tribūnas. Nu ir tada, aišku, tas jau iš pėties, ten jau iš karto diskvalifikacinė, bet Ragovopolas taip neatlaikė serbiško tokio, aišku, ten buvo ir minus 15, gal tuo metu jau ten buvo jau minusas, jau ten tikrai nėjo grajus, bet turbūt neprideda tokių dalykų nei komandai, nei jam pačiam, nei plus turėjo šansą, žinai, minučių gavo žaisti, tai galėjai, žinai, žinant, kad pas Atamano tos minutės nesimėtų tokiem žaidėjim, tai galėjai pasinaudoti kažkaip geriau tom minutėm, negu kad būtum išvarytas. Ir dar matai, kaip išinėjo iš arenos, taip eina į visus vanus ir žiūri. Ir dar paskui mačiau, kad jį filmavo po rungtynių, tai ten pyko, kad kažkas filmuoja. Nu, žinai, dabar viską filmuoja, tai čia. Atamanas po pergalės prieš Realą davė pažadą, keistą pažadą, bet sakė, nebekritikuos viešai savo žaidėjų, nes pats pajuto, ką reikia gauti viešos kritikos. Kai bosas pasakė, kad visi turi padėti savo sutartis ir atstatydinti, sakė Atamanas, žiūri sunkas, buvo 2 dienos, labai nesmagu gauti tokį viešai. Supratau, kad ir mano žaidėjai taip jaučiasi, tai man tokie, žinai, 2 pamastymai. Vienas keista, kad pačiam reikia tokį, kad pagalvoti, kad ajo, gal žaidėjai blogai jaučiuosi, jeigu aš apie juos viešai. O antras tai labiau, kiek tai truks, aš netikiu, kad per artimiausią mėnesį, tarkim, nepamatysim kokį intervą, kur sakys, Hernan Gomes nežaidė, Šortas nežaidė, taigi jau čia kiekvieną konfarelį tokią. Netik irgi pažadu, kai jis kažkas. Aš nežinai abiejais, tapsime, tu nežinai, kad tavo žaidėjai yra kritikuojami, kad žaidėjai blogai jaučiasi. Ką? Čia net ne apie krepšinį, tapsime, čia gali apie bet ką. Nu, kai kritikos kažkas gauna viešai, tai normalu, kad tave veikia, tai... Jisai gal nepratęs gauti tos, bet jisai ką negavęs. Matai, kad vienam žurnalistui, ką sakė po tų rungtynių prieš Realą, keep writing this, I know you, keep writing. Nu, kad tai parašykit toliau, tai ką jis nežino, sako, I know you, žurnalistui sako, žinau, aš žinau, pats buvęs Graikijai, tai žinau, kad jie ten visi žino, kas apie ką rašo. Nu, kad ten, tas net ten vaikšto tos kalbos. Ten bus vienas portalas už tą, kitas už tą. Taip, visiškai ten ir neadekvačiai, ten laukia, kol tu praloši, viskas taip vyksta, taip ir yra. Jo, bet tai realiai tu žinai, kad tave kritikuoja.
Ar tu nežinai, kad tave kritikuoja? Nu, žinai, tą vaibelį vis tiek tu jauti, nu, dainai iki tavęs, nu, tokiam lygiai neįmanom, kad jie daitų su dabartiniu dėmesiu. Čia prieš 20 metų gal nedaidavo tiek, nes, nu, vienas straipsnį kažkas parašo laikraštį ir viso gero, ir baigės ten ties tuo. O dabar tu viską gimatai, viskas dar seka, tau siunčia, ta prasme, žmonės rašo, tūkstančiai viską šiais laikais gali daryti. Tai tas labai keista man, kad tu tik dabar supratai, kad tave čia... Nu ir plius ten ką pasakė, okei, pralošiai Arės, nu kas, tu pats turėtum suprasti, kad gėda. Nu ką pasakė tas atydinis, nu tu žinai, kad irgi, kad perdėta, tai tau reikia tokio vieno crazy video, kad tu suprastum, kad tavo žaidėjai nemaloniai jaučiasi, kai tu juos tipo ant jų stumi. Nu, come on, ta prasme, nu, tu ant jų stumi, ką, jisai nestumi į akis. Ir ką jis nemato, tu būna mitingai, nu, tai ką, treneriai žinai, kokius žodžius yra prisakę ir man, net nežinau, kad Atamanas yra prisakęs visiems. Ką jis nepasako. Nu, bet viešai. Tai ne viešai, nemanau, kad čia labai didelis skirtumas, prasme, kai tau sako į akis, kad ir meeting room'e, tai vis tiek yra žiauriai nemalonu ir toksai nueina karštis per kūną, tai man tai toks keista, o kad jisai nekalbės, tai labai abejoju, kad jisai gali nekalbėti apie savo žaidėjus blogai, ten nekritikuoti dar kažką, nu jisai iš tų trenerių, kur vis laik kritikuos, kad jisai Micičių kritikuodavo su Larkiu, nu Micičių, negalim žaisti. Nu, tai tą patį, nu ką jis darys, pasikeis, nepasikeis tokie dalykai. Nepasikeis. Ne Atamanui pasikeis, Atamanas jau yra pasiekęs tą levelį, manau, kad ir savo galvoje ir apskritai Eurolygos masteliu, kad jam dalampečkai, jam nereikia nieko čia keisti. Panaiko šį sezoną turi papildomai tampėlę arba motivaciją, nežinau kaip pavadinti, nes finalo ketvirtas vyks Atėnuose, pagaliau susitarė dėl visų, pasirašė sutartį su Atėnais, nes čia irgi šį buvo niuansų ir ant ko viena iš priežasčių, dėl ko skaičiau, kad stumė ant Motejūno, kad betvarkė, kad jau tokiu laiku buvo soldautai praeitais metais finalinius ketvirčius, o dabar dar net nebuvo sutarties su Atėnais. Tai jau yra, jau matom ir per Eurolygos rungtynės, tos reklamos atsiradusios, 4 datos, kažkaip 4 etapais tos bilietus pardavinės. Pirmas etapas vasario 11, tai žiūrint, kada žiūrit, šiandien, gal rytoj, gal vakar. Bet esmė, kad mane šiaip gana nustebino, Atėnai, nu neturėtų būti iš tų brangiausių miestų. Tai vienus vartus bilietų kainos brangiausios istorijoje Eurolygoje. Turiu tarp kainos pigiausias paketukas, čia buvo surašytos kainos tik tais, gal kitaip ir nepardavinėja, gal tik į visą ketvirtą, nežinau, bet čia yra paketas į visas rungtynes. 3 lieka bejėgi, nebežais dėl 3 vietos. Pigiausiai yra 399. 400 eurų į tuos 3 mačus. Palyginimui Abu Dabi buvo 299, tai 400 ir 300. O dar prieš tai, tarkim, Kaune buvo 225. Brangiausi bilietai, čia jau nekalbant apie VIPus, nekalbant apie visokius paketus, bet tikėtina kažkur per vidurį, geroje vietoje, 952, kai Abu Dabi buvo 699, Kaune 515. What the fuck? Kas čia per pasipinigavimus Eurolygos? O tai ko tu čia stebėsi? Ir bus pilna? Ir bus pilna, vis tiek. Bet irgi tada Eurolyga eina nuo ten, apie ką šneka, ateinant NBA, kad mes čia prie tų sirgalių, mes čia prie tų tradicijų, vertybių. Vis dar tu tikytom pasakom. Nebūna taip. Tai tu net aišku, naudosi nuo Atėnai geras miestas visų pirma. Reikėtų pradėti nuo to. Nes jau žinai, jeigu už tų vienus bilietus važiuoti, nu kaip pigiausiai, 400 eurų. Jeigu Pavo patenka į tą ketvirtą. O gal neskamba 400, kaip daug 400? Aišku, neskamba. O čia skamba. Neskamba. Nu, ne kosmosas. Į Žalgirį 3 važiuok, susimokės, jeigu geresnės vietas tiek pat, bet jeigu palubėjai, tiek nemokės. Nu, bet iš finalo ketvirto. O Atėnų tvarkyta ta Renytė, ne? Senai jau buvęs. Tai patvarkytagi dabar. Parkėta, žinau, kad nuliova. Tai ir keitėgi, ir šitas, ir kėdės keitėgi, ten investavo ten tuba. Nu, bet sakau, tai čia yra Atėnai normalu, kad naudosis to, kad bus pilna, tai būčiau labai nustebęs, kad neparduotų bilietų į Eurolygos finalo ketvirtą Atėnuose. Nu, be šansų. Dar jeigu papuls Pavo ir Oli, tai ten bus tokių reikalų. Bet negali tik taip mąstyti, ar parduos ar neparduos. Tai gal parduotum ir už 2 štukas padaręs, atsiras, tai šeichų privažiuos ir turėsim visą. Parduotum. Nu, bet tu negali, bet negali būti ir čia, negali būti ir ten. Tu nori, kad būtų ir tų, kur reikia serga. Tai ir bus. Taip, tau tai reikia, kad Pavo būtų tam ketvirtą. Ir Oli. Nu, tada jo. Tada iš viskos, tada tai ten būtų pardavęs ir nežinau, ir po štuką pigiausias. Nu, taip yra, taip viskas, biznis vyksta, aš tai nematau čia nieko. Dažnai taip, norėčiau, kad pigiau pažiūrėtų, galėtume krepšinį, bet žinot, kaip viskas vyksta, nu tai čia, man tai čia viskas logiška. Būt 3 pam, ne 400 būčiau varis, dabar jau neapsimokas. Pameni dar tokį Kašiorą Dario Šaričių? Aišku. Bespėjau senai matė žaidžiantį, ne? Kuratų kažkaip nelabai matom tuose čia. Nedalyvauja tik atrankuose. Nors jis pats į atranką šiaip atvažiuodavo į tos lemiamus mačus.
Aš galvoju, kad jisai gali būti geras grįžęs į Eurolygą. Naujiena tokia, kad Pistons pasakė, tai vėl tos įsijungia kem 8 valandos, ten berods 5,5 milijono kontraktas, abejojama, ar kas nors jį perims ir nebejojama, kad bus interesantų Eurolygoje. Tai aišku, kad bus, tai nėra tos... Šiaip unikalus tas krepšininkas su playmakerio savybėm, bet su 2 metrais. Daug pozicijų gali dengti. Pirmą, ketvirtą jaučiu, ne? Gynyboje, pirmą abejojo Eurolygoje, bet vis tiek jau ir... Pats gali žaisti pirmą, aš turiu menį labiau atakų. Matai, jis gali kur, žinai, iš pausto, gali kur, žinai, turi tų pranašumų, ūgio prieš tam tikras pozicijas ir taip toliau, išsikeitimų gali ieškoti. Aišku, gynyboje atakuojamas, bet... Matytum kaip taikinį iš didžiųjų klubų. Jo, faktas. Taip pasme, tiem, kam reikia, kas nori pastiprinti, čia nenustebintų, kad vasarą su Dubajum siejo, dabar neaišku, ar Dubajų reikia, nežinau, bet vasarą tikrai buvo tų rašymų. Ir dar vienas, kur irgi mini tas pats likimas, irgi pavojintas, tai Dante Eksumas. Kažkada ir pas Šarą žaidė Barcelonoje ir man tai toks iš karto žaidė Paželko Partizane. Bet man jis toks traumamos atsivės, aš nežinau, atrodo, Dante Eksumas kaip... Man tai jisai patinka, jeigu jisai gerai formų, tu Eurolygos mastelės, tu ginasi didelis, ta prasme, žmogus, ta prasme, kaip gynėjas, sakykim. Tai turi labai daug privalumų. Eurolygai tai labai geras žaidėjas. Tu gali daug ką užglaistyti, tai būna ir puolime pavojingas, tai jeigu geros fizinės formos, jeigu sveikas, tai tikrai net nebėjau, kad irgi atsirastų kas paimtų 100%. Ir pabaigai, kai visada aš tau turiu mini pratmušiuką paruošęs kiekvienai laidai. Šunka. Jeigu buvai skaitęs tą pačią naujieną, iš kurios aš... Tai... Aš neskatau naujieną. Nesidomiu krepšinio. Sausio mėnesio MVP kas tapo, žinai? Ne. Vezenkovas. Žinau. Vezenkovas tapo 5 kartą karjeroje. Yra dar vienas krepšininkas, kuris irgi 5 kartus ir tapęs mėnesio MVP. Tai jie su Vezenkovu dalinas 2-3 vietas. Ir yra vienas, kas tapęs 7 kartus. Abu dar žaidžia tie, kur su Vezenkovu. Maikas Džeimsas. Tai va tau dabar... Maikas Džeimsas. Kuris? Tas, kur 5 ar kur 7? Taip. Vezenkovas su Mike Džeimsu turi po 5, o kas turi 7 mėnesio MVP? Žaidžia dar? Taip. Dekolo koks? Ne Dekolomas. Bus didelis žmogus. Didelis. Kaune neseniai buvo. Tavarišas? Kada Tavarišas Kaune buvo? Kas buvo Kaune? Praeitą savaitę Kaune buvo. Mirotičius? Mirotičius 7 mėnesio MVP. Tai va, toks. Šitą prigavau už Džeimsą respektas, kad labai. Tokie atrodo, kad net nesusimastai, kai nežinai tokių dalykų, atrodo, kad galėtum spėlioti ir gyvenime neatspėtum. Aš ir dėl to taip nusau, kad pakilo į 2 vietą, o kas pirmas, žinai, vien dėl to tada ir klikinis, žinai, pagavo su klikbeitu. Tai va, Mirotičius, žinokit, yra daugiausia naudingiausio titulo laimėjęs. Ir ką turiu pažvilgsniukas į kitą savaitę, tai iš tikrųjų išrinkau tik tais 2 mačus, kur žaidžia, tiksliau 3 mačus, kur žaidžia pirmojo 10-ko komandos tarpusavėje. Šiaip per vieną turą, kad 3 mačai iš 10-ko yra neblogai. Tai vienas iš jų žinoma Žalgiris su HPL namuose. Tada kitas toks mačas yra Pirėjoje, kur žaidžia turbūt broliškos komandos, o ne seseriškos, Olimpiakos prieš Cerveną Zvezdą. Ir turbūt vakaro Vinis, Panathinaikos Fenerbahčė, Jasikevičius prieš Atamaną. Čia žiauru. Skirtingi poliai, turbūt krepšinio valdymo, bendravimo, taktikų ir kitų dalykų. Čia žiauresnis toks. Bet man atrodo istorija, dabar nespausiu head to head, nežiūrėjau, bet man to Atamanų yra gerokai geresnė prieš Jasikevičių, kažkokį sen turi, kad vis nukalė tarpusio rungtynėse. Bet žodžiu, šią savaitę gal krepšinio ir mažiau ir jisai vyks tik 4 ir 5. Bet gerų mačų į valias ir tikrai turėsime apie ką pakalbėti. Ir kitoje laidoje šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū Martynai. Iki. Vis. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.